Benta, pavyzdžiui, bent pirmą kėlinį, kaip jie žaidė, tikrai paliko neblogą įspūdį, tikrai buvo gana sunku žaisti, nes tikėjau tikrai, kad jie taip kovos. Bet susitelkime kaip sakoma ir parodėme, kad šiai dienai yra geresnė žmonė. Visada bus kažkokių susidūrimų ir niekad traumų, tada nemanau, kad varžybos buvo labai ar itin grubios nei kitas. Pasiekėm 3 taškus, einam į priekį, kovojom dėl medalio, paliko padaryti porą žingsnių ir skaitau visą tą mūsų komandą, ne tik žaidėjai, tai yra žmonės, kurie dirba kartu ir praktiškai tada bus padaryta, ką mes norėjom, ką planavom. Hurt me so bad, my mind is broken, my heart feels so sad. Praktiškai situacijos nepakeitė įvartis, kurį mes praleidom. Paprasčiausiai gal per didelis noras buvo laimėti, jauna komanda, gal trupučiuką per daug norėjo tos pergalės. Hurt me so bad, my mind is broken, my heart feels so sad. Kovoti dėl kiekvieno kamuolio, kad paimti tuos taškus ir priartėti prie medalių. Visą sezoną iš tikrųjų žaidėme, stengiamės, kovojame, tikrai yra malonu, kai gale sezoną užimti labiau trečios vietos. Tikrai kaip žaidėjai malonu, nedaugi ką kovoji ir stengiasi, tikrai labai malonu. Džiaugtis negalima kitos komandos pralaimėjimų, bet netgi jeigu ir Trakai laimėtų prieš tą, mes vis tiek turėtume šansų užimti 3. ar net 2. vietą. Todėl mūsų komanda visada kovoja iki galo ir kiekviename turnyre, kur mūsų bežaistų, mes visada siekime tik aukščiausių rezultatų.